Ne, man geriau driežai kokį lakstytų čia po kambarius, bet fu. Bet žinot, kad čia yra Michelin restoranas, labai įdomu pasižiūrėti. Atvykome į Hanojų, atskridome pagaliau mūsų lauktą miestą ir einame į kambarį, paliko pačią kortelę jau kambaryje, sakė lauks, tai va, užeikime ir pažiūrėkime, kaip gyvensime 3 nakteles. Įsikursime, apžiūrėsime. Man kas iš tiesų iš karto labai patinka, kad šviesu. Čia man numeris 1 namuose, kambariuose, nes, pavyzdžiui, praeitose vietose, kai kuriuose, kur buvom, tai buvo visiškai tamsu. Tai man, kad va šviesa, jau gerai ir kad yra dienos šviesos, tai irgi yra super įdomu, koks vaizdas. Nu gerai, vaizdas per langą. Nu toks sakyčiau, okei, bet nu svarbu, uždengsim ir bus tiesiog dienos šviesos. Oi. Nu ką, faina, šiaip visai kambariukas. Einam į vonę, pažiūrėsime, faina ir vonė visai. Aišku, vėl vonė dušo nėra. O, čia tik labai nešvari. Blemba, kaip nefainai atrodo. Fu. Čia įdomu, čia visiškai subraižyta ir tos spalvos net. Fu. Čia biškai nenais. Fu, kokia ta vonė tikrai žiauriai šlykštu, žiauriai nešvari. Ir dar šitas toks nešvarus visiškai. Ne, man geriau driežai kokį lakstytų čia po kambarius, bet fu. Bet kad būtų basic dalykai švarus. Rankšluosčiai ir vonė švari. Nefaina. Fu, bet iš tikrųjų žiauriai, nu aš tai norėsiu pasakyti, man atrodo. Ir dar čia yra 4 žvaigždučių viešbutis, nu, tai realiai, nu, taip ne 5, bet nu, čia tokie basicai, tai nei kažkokį hostelį, žinai, atvykstam, kur ten iš vis gal net tų rankšluosčių nebūna. Bet čia tai, nu, kosmosėlis šiaip. Man tai kosmosėlis. Nu, tikrai nesąmoniai. Nes, tarkim, mes netgi ten, kur 3 žvaigždutėse būdavom ir galvodam, kad, o, gal čia pusryčiai kažkokie galėtų būti geresni, ar vėl kažkas pasirinkom vėl 4 žvaigždučių viešbutį ir va, tokį bajerį, nežinau, mane patinka kalba. Viskas lauk, nu, jau iki receptiono. Šiaip žiauriai mane patinka tokius dalykus daryti, bet, nu, tikrai jau bent jau švarūs rankšluosčiai tai turi būti. Tai nuėjau į receptioną ir pasakiau, kad pakeistų ir paskui galvoju, paprašysiu, kad ir kambarį pakeistų, nes, nu, realiai vonė irgi yra tragiška. Tai, nu, taip, tarsi ne tai, kad tragiška būna dar baisesnių, bet, nu, reikia įsvertinti irgi, kiek mokai pinigų, kiek žvaigždučių eini, nu, ir visi tie dalykai turi atitinkamai būti vis tiek. Jau čia, jau nekeliant per daug reikalavimų, tiesiog bazę turint. Tai nuėjau ir sakė pakeisti, dabar sakė 10 minučių palaukti. Ir įdomu, kokį kambariuką gausim. Ir tikiuosi bus švarūs rankšluosčiai ir jau vonė normaliai viskas sutvarkyta. Aha. Actually, I prefer, yes, lighter. Yes, it's city view room. Okay, yeah, the view is the same like in our room? Yes, that is upright room. Okay, so I think we can choose this one. Viskas, atėjom į naują kambarį. Šiaip realiai leido mums pasirinkti. Labai įdomiai buvo, kad kaip mes išeidinėjom iš savo kambario, į priekį, priešais esantį kambarį, maždaug jis sako, o jūs matėte šitą kambarį, jau gal apsižiūrėjot? Nu, tipo, neapsižiūrėjom, nu, kaip mes šiliesim, bet pervedė per keletą kambarių ir sako, galite išsirinkti ir atseit, čia šitas geresnis kambarys, nors realiai vaizdas yra tas pats, tik jis, nu, pats yra aukštesnis, aukštesnėme aukšte, lova didesnė, nu, tai gal ir jau, bet tam tikri tokie privalumai, kaip ir geresnio kambario. Nežinau, bet man tai, kas svarbiausia, nu, jau patikrinau rankšluosčius, tai švaru ir dar dušas yra, tai, nu, faina, iš tikrųjų gerai, kad viskas buvo, nu, atsižvelgta buvo laisvų kambarių ir galima buvo pasikeisti, nu, tai aš manau, kad viskas čia sėkmingai išsisprendė. Tai galime dabar parodyti ir vonę. Nors man ana vonė gal didesnė atrodė, šiaip iš tiesų, ne? Nu, pati šita vieta, bet faina, kad bus dušelės, tai ir švarūs rankšluosčiai, tai čia yra svarbiausia.
Happy. Iš karto po viešbučio apžvalgos atkeliavom pavalgyti ir žinom, kad Ganoje yra vienas svarbiausių patiekalų yra bunčia, o šį patiekalą išpopuliarino būtent Amerikos prezidentas Obama, kuris valgė čia kartu su populiariausiu turbūt apskritai restorano apžvalgininku pasaulyje, tai Anthony Bourdainu. Čia yra visur jo plakatai, netgi matau Amerikos prezidento ir nuotraukos. Žmonių restoranas yra pilnas, per 3 aukštus realiai vos ne visos vietos yra užimtos, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo bunčia. Ir va, kaip tik mes ir turime. Okay, thank you. Yes. Okay. Yes. So this one is bunčia special and bunčia, yeah? Okay, thank you. Užsakėm 3 patiekalus. Čia turime bunčia. Turime bunčia special, kuris skiriasi tuo, kad yra daugiau mėsos. Ir turime fried seafood rollas, tai toks kaip spring rolls, tik matot šiek tiek didesnė forma. Ir jį turbūt reiks tiesiog nupilti padažiukas ir ragauti. Bent jau jame rašosi, kad turi būti krabo, krevečių, kiaulienos ir daržovės. Tai įdomus toks dalykas. Turim šalia rice noodles, kuriuos reikia dėti į sriubą, ir turim žolės, kurių irgi to pačiu dėsim. Tai ką, dedama ryžių noodles į lėkštę. Čia toks labai stikėt, bandysim kažkaip gražiai dėti. Ranka būtų lengviau, bet bandysim kažkaip dėti. Okay. Pusė darbo padaryta. Sidedam žolelę. Visos. Ir biškį čiliuką. Dar paragauk meilę, pirmiau, gal net nereikia ačiū. Nu ką, ragaujam. Aš tik nežinau, jau šitos mėsos gabaliukas bus sunkiau paimti nei makaronus. Kaip gerai, nes pati sriuba yra labai saldi netgi ir su makaronais taip gerai limpa, man kol kas skaniausias turbūt sriubos variacija. Ir tokia pakankamai nėra tokia riebi, yra sultinis jaučiasi, nėra pats lengviausias, bet tikrai nėra riebi. Šiaip visai patogu paimti ir mėsos gabaliuką. Jis toks nėra apvalus, gal net kaip šonas lengviau pasiimti. Gerai, ragaujam. Okay, kol kas dar Vietname tokios opcijos nergau. Tikrai jaučiasi tas grilinimas, net nežinau, atrodo, ant laužo būtų kepta ta mėsytė. Labai skaniai pagrilinta, labai minkšta, lengvai kramtoma, nėra, kad tau reikia kasti labai, tai žiauriai gerai kol kas. Reiks tik dar, manau, pabandyti, pasiaiškinti dar labiau vėliau. Pasirinkau su mažiau mėsos, nespecial šį patiekalą ir labai jau laukiu, kada paragausiu, tik nežinau, kaip čia patogiai paimti. Man atrodo, aš imsiu pirštais. Man tai visą laiką sunkiausia dalis, tai čia. Gerai, bus užteks šitai. Kvapo tai nėra kažko labai intensyvaus. Kokias, man tai žinai, ką primena šašlyką. Bet tikrai toks skonis geras. Bet net ir pačio to sultinio, tai buvo šašlykinio skonio. Mane kaip gerai. Ir tik tai man patobulėti ryžių įsidėjime, arba pabiškai taip įsidėjęs ir bus amazing. Žiauriai gerai. Man realiai dabar pati skaniausia. Nu ką, pabandom tą fried seafood rollą didįjį. Aš neįsivaizduoju, ar man pavyks paimti su šitom lazdelėm, ką imsiu tiesiog į ranką. Ir kadangi jokio padažiukio kaip ir atskiro nėra, tai kadangi turim sriubą, tai aš tiesiog jaučiu pamirkysiu, nes pati sriubytė labai gera. Pabandom.
Ok, jau matau, kad sudėtinga. Imu rankom. Labai lengvas tas lukštelis ir labai tą tirškumą turi didelį. O viduje mėsa irgi vėlgi, lygiai taip pat kaip tas girilinta kiauliena, čia irgi labai minkšta. Viskas prieta. Tik aišku, jau jaučiasi, kadangi čia nėra kiauliena, o grilintas krevetės ir krabas. Tai tas jūrinis skonis. Ir man visai patinka. Paragausiu ir aš iš tiesų nemerksiu, net ten tiesiog paragausiu pirmiausia patį tikrą skonį. Čia visai nieko, skanu, bet man pati ta sriuba žymiai skanesnė. Jeigu reikėtų dar kartą ateiti ir jeigu nuspręsite dar kartą čia užsukti, tai už to varianto neimčiau, o sriuba tai vienareikšmiškai. Ką paragausim ir vietinio bio Hanojo alaus, aš kiek žinau, čia skaitai, Hanojo yra dar polius kažkoks, bent jau Gabrielė sakė, susibiesko alus. Tai šitas turbūt bus labiau standartinis jau, labai įdomu koks skonis, kadangi mes Lietuvoje šiaip mėgstam labai alų. Aš nors nesu pats didžiausias, bet bus labai įdomu pabandyti. Kvapas tai tikrai kaip standartinio alaus. Šiaip tiesą sakant, paskutinį kartą alaus skonį Lietuvoje ragavo. Tai labai panašus, aišku, nėra kažkoks kraftinis ir panašiai, gal sakyčiau, kur net mano patys pirmi Lietuvoje paauglystėje alaus ragavimai, tai man panašus alus, kaip tuo metu ragavau. Nėra kažko iš esmės skirtinis, aišku, labai gražiai brandintas Hanojo. Atkeliavom į viešbučio pusryčių meniu ir kol kas oficialiai skelbiu, tai yra skurdžiausias meniu, kokį turėjau, 4 žvaigždučių viešbutį. Man šiaip iš šitą vietą, kai atėjau pirmą kartą ir pamačiau, kad čia bus pusryčiai, pagalvojau, jūs rimtai čia tokiais skylėjai vyksta dalykai, man čia tamsu, nėra jaukumo, toks atrodo, kad uždarė prieš kažkokį išvažiavimą muščiai ir panašiai. Aišku, kai čia šiek tiek apšvieti tą pusryčių meniu, geriau atrodo situacija, bet šiaip labai skurdžiai, labai daug keistų dalykų. Nėra užrašų pavadinimų maisto, tai matosi, kad jau kaip kokių 2 žvaigždučių viešbučio meniu, tada kas dar man atkreipė dėmesį. Aišku, pradžioje, kai mes atėjom, nebuvo dar kavos, nebuvo tų bendrų dalykų, bet čia po truputį dar nešasi. Tai šiaip, labai skurdus meniu, vaisių nėra tiek daug, deserčiukų, matau, 3 bent jau pasirinkimai yra. Iš meniu mums davė kaip praeitą kartą, kad pasirinkti arba blynelius, arba kiaušinius, arba sriubą atskirai, bet paprašėm, dar French toastas buvo, tai French toasto nebuvo, kaip ir sakė jie, kaip čia, kad yra... Tai yra patiekta tiesiog pačiame tam švediškam stale. Tai aš įsidėjau tą French toastą, bet aš nežinau, čia duonelė pakepinta ir nesuprasiu, ar čia net saldi opcija ar ne, tai tiesiog bus loterija, žaisi, žiūrėsim kaip kas. Tai gal apie pasirinkimus. Aš įsidėjau vištieną su džiovesėliais, nes pagalvojau, po praeitą kartą gal bus dar visai skanu. Įsidėjau kiaulienos su, kaip suprantu, čia galintom daržovėm, tada ryžių su kiaušiniu, to pačio tausto. Ir kaip ir tiek dar sulčių pasiėmė, sulčių pasirinkimų yra arbūzų ir nežinau net kas. Čia gali būti ir apelsinų, ir passion fruito, ir kažką. Kas pas tave? Tai dar nepaminėjau, kad užsisakėjai blynelius su bananais, tik neaišku, ar juos pamiršau, ar dar kepa, nes dar kol kas jie neatėjo, nes aš papildomai iš to pasirinkimo. Tai užsisakiau fos sriubą su vištiena, tada įsidėjau vištienos tos keptos, daržovių keletą, porą blynelių ir vaisių. Tai atrodo visko tiesiog po paragavimui, pabandymui. Dėl paties pasirinkimo, tai aš nežinau, ar aš labai sutikčiau su Pauliu, nes labai panašus gerai, lyginant apie 4 žvaigždučių viešbutį ir pasirinkimą, tai taip, nes jis visiškai labai identiškas, sakyčiau, 3 žvaigždučių, kai buvom praeitą kartą, tik tai
Na, tik tai gal šiek tiek geresnis negu praeitam. Aš manau, kad šiek tiek geresnis negu praeitam. 3 žvaigždučių viešbutį, bet labai nepatinka tas, kad tiesiog net neparašyta, kas yra kas, kur yra kas ir, nu, kai ką tai aišku, tu matai, žinai, iš akių, bet, nu, tu, žinai, nu, matai tiesiog iš paties vaizdo, bet visa kita tai nelabai, žinai. Tai, nu, žodžiu, įdomu. Bet šiaip, žinai, yra, kai mes jau viešbutį atžvelgiant buvo, reikėjo pakeitimo kambario, tos visos detalės. Tu einant jau į viešbutį, matai, kad čia kažkas bus tokio, kas turbūt daug kas pradės virtinė nepatikti, žinai. Tai dabar ir vyksta tai. Kažkaip jau net šiandien prieš rytą ir aš jau nieko nesitikėjau. Iš pusės ir matosi, kad gal, aš tikiuosi, kad bus bent jau skanu. Nu jo, čia kitas etapas, kuris ir dar svarbesnis yra, bet jo, pasižiūrėsim. Ir čia irgi dar kiekvienam žmogui labai atkreipkite dėmesį, ką renkate, žiūrėkite viešbučio nuotraukas, nes aš irgi labai stengiuosi bent jau stebėti, ar yra viešbučio tų pusryčių meniu atskiros nuotraukos ir iš toli, ir iš artinės daug padaro tiesiog kaip patiekalus pačius nufotkina iš kažkur restorano, nors neaišku, ar kitai jos duos ir gali būti, kad jūs tiesiog apžais ir nieko ten skanaus nebus. Tai ką, ragaujam, skanaus. Skanaus. Ok, pavalgėme, tai aš būsiu šį kartą labai trumpai viską pasakysiu tiesiog, kas visai patiko. Patiko man vištiena kepinta su džiūvėsėliais. Patiko, kur ir visur patinka tiesiog kava su kondensuotu pienu. Ir patiko, atnešė vėliau šiek tiek blynelius su bananais. Tai jie patiko, tik kas yra blogai, kad realiai padažai yra tie sintetiniai dirbtiniai, kur žinot, būna, nu, ar ten Maxima, ar kur nusipirki ir tu jauti ne šokolado, o tiesiog sintetikos neskanė, tai čia lygiai tas pats. Nebuvo tiesiog tirpinto šokolado ar kažko užsidėti ar panašaus. Tai geriau būtų tiesiog, aš nežinau, medaus buvo ir bent jau. Tai reikėjo geriau tiesiog džemukų užsidėti ir medaus būtų bent šiek tiek geriau. O bendrai, tai, nu, aš sakau, man labai sunku net atsipalaiduoti šitoje vietoje, nes yra labai, tiesiog, nejauku, čia tamsu. Mes esame praeimanos, o su Gabriele irgi dar tą diskutavom, kad aišku, galima šiek tiek tolėliau prie išėjimo būti ir gal būti kaip ir šiek tiek to jaukumo daugiau susikurti. Bet šiaip tai bendrai čia man visiškai jokio jaukumo, ar net tas valgymas toks yra, nu, nemalonus. Tai bendrai žiūrint, tai čia yra man labai blogai. O man tai asmeniškai iš tiesų maistas tai patiko. Man tikrai, ką aš įsidėjau, buvo skanu ir, aišku, aš visur pasibandau tuos blynelius. Ir praeitose vietose tai tie blyneliai buvo visiškai kieti. Čia tikrai minkšti ir visai neblogi. Iš tiesų, man netgi skanus. Tai aš manau, kad ir ta pati sriuba. Aš manau, kad visai arba pataikiau tą, ką išsirinkau šiandien ryte, bet tikrai dėl to patenkinta esu. Skaniai, sočiai papusryčiavau. O kalbant apie patį jaukumą ar apie pačią vietą, tai taip, vienareikšmiškai čia nėra jauku, nėra smagu. Nes jeigu kad ir mes pakeisim iš tiesų tą vietą, tai mes dėsim visiškai prie laiptų, tai čia vos ne irgi toks, kaip sakiau, ir pirmai taip po laiptai sėdėjimas arba prie, nu tai jo, čia dėl šito vienareikšmiškai yra labai blogai, labai nesmagu, tai pavalgom ir tikiuosi greitai jau lėksim. Aš dabar važiuoju, aišku, čia šalia ir virtuvė yra, ir šalia tokia stiklinės dulis praėjimo, tai man čia tokia kaip visiškai kamurkė vadinama, toks kaip pratestas sandėliukas ir su maža šviesa padarytas. Tai jo, nuotaikėlės tokios iš pusryčių bufeto. Mes atvykom į The Note Cafe, tai čia yra populiari visiškai instagraminė vietelė, kur galima pasiimti kavos ar kokį deserčiuką ir pasėdėti tarp pilna užrašų. Tai čia ir mums yra palikta, kad galėsim parašyti, užrašysim kokią norim žinutę palikti ir priklijuos, net iškrito dabar dar vieną. Tai šiaip labai įdomi ir tikrai eina čia per 3 ar 4 aukštus. Norėjom prie pat lango atsisėsti, bet nebuvo vietos. Bet prisarėm, kad yra arti žmonių, bet bent jau to paties gaivumo ir
šviesumo, tai įsitaisėme šioje vietoje. Šiaip labai įdomus toks jausmas, nes niekada nesu buvus panašioje vietoje, kur yra tiek daug užrašų, tiek daug popieriaus. Šiaip ir labai įdomu. Tiesiog dėl tokio bendraus patirties vieną kartą apsilankyti, manau, čia tikrai verta. Ir mes užsisakėme pirmą kartą greičiausiai ne vietnamietiškos kavos, aš pasiėmiau flat white, o Paulius hazelnut riešutų kavą, tai pasižiūrėsime, nes jau šiek tiek jau tie kondensuoti pienai, tai jau biški jau per daug. Tai dabar paragausime, kaip daro įprastinės kavas. Šiaip skani, bet nepasakyčiau, kad flat white'as. Nes ir labai didelis puodelis. Ir sakyčiau, toks standartinis kapučino lengvas. Bet nieko. Ir aš parašiau nautą savo. Čia. Hanojas mūsų kažkaip tapo maisto lokacijų miestas, nes realiai kol kas per daug labai kažko dar ir nenuveikė, keliam tiesiog per maisto vietas. Ir dabar tiesiog realiai žiūrėjome, kas yra arti mūsų namų. Pamatėm, kad visai nemažai vietnamiečių restoranų, šitas kaip tik ten už vos ne 4-5 minučių kelio nuo viešbučio buvo. Tai užsisakėm, Gabrielė, ką? Užsakiau vietnamietiškus specialius blynelius. Ir kai tik atnešė, man iš karto parodė, kaip juos teisingai paruošti. Bei tai va jau yra čiaus manęs susuktas į lėkštėje, kadangi jis dar įsisuka į ryžių paplotėlį, tai jau kaip ir mano paruošta viena dalis paragavimui. Čia buvo tikrai labai įdomu pastebėti, kaip padaro. Man atrodo, mes iš tiesų tam Future Washington City irgi ragavom kažką tokio, bet dabar dar kartelį pamatėm, kaip tikri vietnamiečiai gaminasi ir valgo įprastai ir belieka paragauti. O tu prisimeni, jie yra su... Taip, jie yra su krevetėmis, su kiauliena ir daržovėmis. O pas mane yra spring rollsai ir mačiau, kad kaip labiausiai pirmoji sąraše, kad buvo kaip labiausiai rekomenduojami, kuriuos išbandyti. Kas man patiko, kodėl, nes aš šiaip spring rollsus labai mėgstu ir kažkaip yra faina, kad yra 6 vienetai ir 3 skirtingos opcijos spring rollsų. Tai vieni yra, matau, labiau kaip summer rollsai, nekepinti bent jau patys, nefryinti, o kiti, matau, fryinti. Ir čia turbūt, kadangi summer rollsų, matau, 2 skirtingos opcijos, vieni yra, matau, su daugiau žolelių, kiti su mažiau. Ir čia, žinai, kas dar skiriasi? Čia yra lakštas ryžių paplotėlis, o čia yra toks kaip pancake, kitokia forma pilies. Kitoks pagaminimas yra šito ir to, kaip skirtingas lakštas. Taip, bus įdomu paragauti, kai kartu, sakė, yra padažiukai, kiek matau, bent jau spalvos, tai yra su čiliukais padažiukas, šitai bent jau 2 vienodi, ar dar gal net kažkas, ar ne, iš padažų ne. Ir šalia turim gėrimus, tai pas tave passion fruit, ar ne, sultis. Pas mane yra toks kaip miksas sulčių, tai yra, kiek prisimenu, tai tikrai yra morkos, yra šitas ananasas ir bent jau ir spalvos ir man atrodo, kad bus mango turbūt kartu. Tai toks turėtų visai saldus gėrimas būti. Tai ką, ragaujam? Ką, pavalgėme, aš sakyčiau, labai netgi skaniai, realiai gavosi, nors pasiėmėm skirtingus patiekalus, bet gavosi rolsų patiekalai, galima sakyti visi, ir toksai, net sakyčiau, su šou elementais, su pamokėlė. Tai mano mintys tokios, kad šiaip tikrai labai skanus, man net visi, sakyčiau, rolsai patiko, labiausiai patiko, vieni buvo su riešutais. Tai buvo tokie summer rollsai, šviesiausi, tai jie labai patiko. Ir kas man čia, aš sakyčiau, skaniausia, ką apskritai Vietname ragavau, tai padažiuką labai geriausia, sakyčiau, tiko, nes jie tokie sweet and chili, tikrai turi ir to saldumo ir pakankamai tas aštrumas toks nekandus, bet labai geras, tai
Rolson čia yra tobulas toks padažiukas, kurį nori tik mirkyti ir labai labai skaniai susidėrė. Dėl viso šou ir tos pamokėlės aš supratau tą, kad taip, turbūt 10 tokių vietų buvęs ir pamatęs, kaip rodo, jau tada pats mokėčiau ten normaliai jos pasidaryti ir panašiai, bet šiaip kaip ir su mano visais gamybos kulinariniais skills, aš žinau, kad po to tik tai susinervini, kad blogai pasidarei, viskas pabyra ir toks biškai net, toks nemalonumas. Tai man gal net būtų mano čia patarimas kitiem vietnamiečių restoranui, kad parodykit šalia tą vieną ir visus kitus tiesiog jau būkit susukę rolsus. Kad tiesiog, yra gal žmonių, aišku, kas mėgsta ten ir patys pasidaryti ir tas pamokėlės pasidaryti. Aš tiesiog atėjau pavalgyti, noriu mažiau mokytis, kaip čia ką pasidaryti. Bet bendrai patiko tiek, ką tu Gabrielė užsisakei, paragavau netgi tą patį pankeiką nesuktą tiesiog su padažiuku, tai irgi labai gerai susidėrėjo ir, sakyčiau, skanesnė vietnamietiškų blynelių opcija, negu mes pusryčiam, turim tą balsvus tuos pankeikus. Tai va, ir beje, gėrimai, passion fruitas tai vandenėlis, bet mano tas Tropics termas labai gerai kažkaip tiko tas morkas su mango ir ananasu, tai labai gaiviai ir skanu buvo atsikert kartu. Tai tokios mintys mano. Kadangi Paulius visą laiką labai apibūdina ir paskui net pati nebežinau, ką daugiau be pasakyti, bet iš tikrųjų vis kalba taikliai pasakėjai, man asmeniškai. Aš esu pati irgi tokios pačios nuomonės, man labai patiko, tikrai labai skanu buvo. Jau paties susisukimo taip pat, man ne tik tai Pauliui nepavyko susukti, bet ir man. Nors kai rodė, tai atrodo viskas taip paprasta, lengva, čia tik tais teisų užsuks ir viskas realiai nutrupėjo ten ir panašiai. Bet nieko, man vis tiek buvo žiauriai skanu. Ir kad ir pačios passion fruit pasiflorų sultys, tai jos nėra tas grynas koncentratas, bet vis tiek man tai visai skanu. Bet turėjai šitą vietą tokį, kaip mes užsukom labai gerą, nežinau, čia ne kondicionieriai, bet tie kaip ventiliatoriai. Ne, yra ir kondicionieriai. Tai labai gaivu, nėra ir per šalta. Ir nepučia, žinai, į nugarą, kai dar dažnu atveju būna. Turėkite omeny, kai Hanojuje lankysitės, kad kainos čia yra aukštesnės negu bendrai standartiškai mes kituose miestuose lankose. Vis tiek yra nemažai ir turistų, kurie pereina po to ar ten į tos pačius Halong Bay'us ir Sapą. Tai visur, ką žiūrėjom, artimiausių restoranų kainos, tos yra dar ne Vilniaus, bet tokia truputį artėja, po truputį, gal nežinau, pusę kainos, gal panašiai. Tradiciškai, jeigu žiūrint vietnamiečių virtuvę kitose miestuose, tai Hanojuje yra tiesiog brangiau ir viskas. Man iš tikrųjų, gal apie šitą ką noriu paminėti, tai buvo labai daug atsiliepimų, buvo virš 6,000 atsiliepimų ir 4,9 vertinimas iš 5. Tai galvojom, kiek čia bus daug žmonių, kiek čia bus fainų, realiai tik tai viena moteris atėjo atsisėsti. Kai mes atėjom, tai pagalvom, ar mes čia renkamės tą laiką, kai žmonių nėra, ar čia kažkoks, žinai, apgavystės tais atsiliepimais, bet šiaip man labai patiko, tas labai faina ir gerai. O ir šiaip dar yra pastebėjimas, kad Hanojuje labai daug vietų vidury dienos nedirba. Nedirba ten 3-4 valandas, tai priklausomai nuo vietos. Tai jeigu irgi planuositės tam tikras vietas aplankyti ir paragauti savo nuožiūrą, tai visiškai rekomendacija atkreipti valandas, nes nėra taip, kad 12 ar 1 valandą, kaip įprastai Lietuvoje mes įpratę dirbantys valgyti, tai čia tas laikotarpis kaip tik yra uždarytas. Bet kol kas aš džiaugiuosi ir keliu nykštį į viršų, kad Hanojus kol kas 2 restoranus aplankė, mane būtų labai teigiamai tiesiog nustebino. Tai jeigu taip ir toliau, tai bus viena mėgstamiausių maisto miestų lokacijų Vietname. Mes pavalgę atvykome į labai įdomią vietelę, kuri vadinasi Always Cafe. Ir šitą vietą garsėja alumi, bet ne bet kokiu, nepaprastu standartiniu, o butter beer, tai reiškia, kad turi tą sviesto galų gaminamą. Ir būtent jis yra pagamintas kažkokio butterscotch, taip toks yra terminas, o jis yra iš rudo cukraus ir sviesto pagamintas. Tai šiaip žiauriai yra įdomu paragauti, koksai tai alus, pati aplinka,
tai yra Hario Poterio aplinka. Tai visiškai įdomi, kitokia vieta, tai jeigu yra Hario Poterio mėgėjų, tai čia būtinai užsukite, ir jeigu dar alų mėgstate, tai iš vis, manau, jeigu bus skanus, tai pasakysime ir kviesime užsukti būnant Hanojui. Šiaip iš tiesų, kalbant apie patį tą ingredientą, tai yra labai įdomu, nes aš pati nors ir esu rašysiu bakalaurą visą apie alų, bet kažkaip tuo metu nebuvo mano žiniomis toks ingredientas kaip butterscotch kažkoksai, tai bus žiauriai įdomu paragauti, kas čia per du alus. Aš girdžiu ledukus saloje. Ką? Šiaip žiauriai keista. Gerai, ragaujam. Man net kažkuo girą primena, tokią saldžią girą. Pats aromatas irgi saldus ir geras, bet jeigu esate alaus mėgėjai, tai gal ir nerekomenduočiau iš to rinktis, jeigu to tikro gryno, bet tokį kaip atsigyrimą, gaivą, saldžią, tai šiaip įdomi opcija. Ir šiaip net nepasakyčiau, kad čia aš gerčiau alų. Bet visai skanu. Nu ką ragausi ir aš dar pamačiau, kad meniu, kad realiai galima šitą alų sviesti, neužsakyti ne tik šaltą, bet ir karštą opciją. Aš įsivaizduoju, karštą opciją šiek tiek man būtų turbūt kaip brogos versija, bet bus įdomu, jeigu, kaip Gabrielė sakė, jis pakankamai saldus ir to alaus net neneša. Ok, tai pirma iš karto jo tikrai labai didelis saldumas. Šiaip tikrai alaus per daug nejaučiu, įdomu, kiek yra čia laipsnių. Nespėjau kokie 4, gal 5. Va, dar reikia dar gurkšniuką. Bet jo, labai teisingai visai, kad jeigu esate to standartinio alaus mėgėjas, nežinau, Guinneso ar ten dar kažko, tai čia toli gražu ne tas, bet tie, kas mėgsta saldesnės opcijas, nežinau, sidrus geria, kokteilius geria ir panašiai. Tai tikrai smagu pasibandyti, tuo labiau, kad net visai artima opcija, kai geriate, tarkim, Vietname, ar ten kiaušinių kavą, ar ten kokosų kavą, tai irgi yra saldi opcija, to alaus per daug nejaučia, tai net, nežinau, tie, kas nebijo alkoholio pačio, tai tikrai verta, manau, pasibandyti. Šiaip iš tikrųjų aš dar nusprendžiau pabandysiu hot butterbeer. Jau jeigu nesąmoningus alus rinktis, tai iki galo. Antras dublis ir atnešėm karštą alų, karštą sviesto alų. Ir dar ką pasakė, tai kuo pagrinde dar šitą keičiu, ką padaro, kad ne tik tai sirupo įdeda, bet ir cinamono dar papildomą ir apelsinų sulčių, ar kaip išsireiškia. Tai šiaip iš vis įdomu, kur jeigu ne čia paragauti visokiausių tokių dalykų, tai ragaujam antro alaus tokio kitokio variantą. Blemba, koks keistas skonis. Kaip dar tą skanu buvo atsigerti, kad tiesiog kaip kažkokį saldų gėrimą, o čia tai net nepasakyčiau. Atrodo tikrai jaučiasi, kad visko primaišyta, šilta ir ne. Bet paragavau, įsitikinau, kad šiltas alus tikrai nieko gero. Ką bandysim, ir mes šitą karštą alų, aš šiaip esu girdėjęs iš, kaip sakyt, alaus meistrų, kad net festivaliuose yra kaip atskira rūšis karšto alaus, kurią irgi bando rasti, bet reikia turėti labai specialų skonį ir, kiek žinau, salų labai keičia stipriai skonį, pasižiūrėsim kaip šitoje vietoje, kadangi daug saldžių ingredientų, tai gal bus dar, reikia tik šansą, kad dar man visai patiks. Ok, aš kažkaip iš Gabrielės reakcijų galvojau, kad bus blogiau. Man šiaip visai patinka, nes jis turi tokį, tas cinamonas,
ir tas karštumas turi net tokį kalėdiškumą, man kalėdinį kaip gėrimą. Ir kadangi alus tą duoda tokį, nežinau, savo pikantiškumo, rūgštumo ar kažkokio kito dalyko, tai man šita visa opcija patinka. Netgi sakyčiau labai. Dar net aš klausimas, kurį rinkčiausi užsisakyti. I like it. Ką taksi paleido mus žymiausioje Hanojos traukinių stotyje. Eisim ieškoti to traukinio, eisim ieškoti kavinių, kur galima prisėsti. Čia šiaip dažniausiai šitoje vietoje būna daugiausia kaip ir žmonių, kurie ten nori nusifotkinti, pasifilmuoti ir panašiai. Tai gali būti taip, kad reiks kovoti dėl tų vietų prie kavinių. Šiaip dėl to iš tiesų mes šiek tiek ir anksčiau atvykome, kad galėtumėm apsižiūrėti, surasti gerą vietą, išsirinkti ir sulaukti traukinio. Tai, bet manau irgi gali būti labai crowded, bet kokiu atveju. Tai matytom, pasižiūrėsim, kokia situacija. Ok, bandysim kažkaip pereiti gatvę. Nu, čia visą laiką iššūkis jau po gatvės perėjimo Vietname, tai nieko baisaus nebegali būti, manau, jau gali. Reikia tiesiog drąsą rodyti ir eiti ir tada prie tavęs prisitaiko. Ir jie važiuoja ir tu apeini, aš manau, kad jau čia visiškai bus tas nervingumo slengstis grįžus į Lietuvą, kai užkiša kažkas prieš nosį kamščiuose mašiną, tai bus visiškai didesnis tas slengstis nervingumo. Tai kai pamatai, kaip čia žmonės važiuoja, tai visiškai jaučiu bus ramybė. Okay. Nu ką, prasideda ta traukinių gatvė. Aišku, jau visi kviečia eiti. Vaidinė turistai jau keičiasi. Kokia faina iš tikrųjų, kad tokia. Ir kiek visas... Matau, žiūriu irgi kaip mano tą Osmo agendą turi toks pažbaibičiukas, tik tai filmuoja labiau istoriją. Ir čia kokios instagraminės vietelės, tas ne visiškai netokios sukurtos nuotraukom, vaizdavimas, geras. Jau dalis, aišku, užsiėmė vietą. Po kiek laiko iškart turėtų traukinys, Gabrielė? Šiaip iš tiesų, nuo pirmadienio iki penktadienio, tai įprastai darbo dienomis, tai yra tik vakariniai ir keli traukiniai, o savaitgaliais tai yra 6 ryto, 9 ryto, 11:20, dar 3, nu, žodžiu, yra ir rytinių laikų. Ir jų yra daugiau, tai mums, aišku, pasisekė, kad taip išpuolė, kad mes apsilankėme šeštadienį čia, nors mes ir atvykome anksčiau keletą dienų, bet dėl to, kad šviesoje pažiūrėti, kaip važiuoja traukiniai, tai labai gerai ir daugiau tų laikų pasirinkimo, aišku, kitas dalykas. Bet šiaip, kiek skaičiau, tai yra momentas, kad žiauriai yra svarbu anksčiau atvykti, nes kaip ir grafikas yra, bet ne visą laiką pagal grafiką vyksta tie važiavimai. Tai... Gabrielė, mūsų gatvės modelis, prašo tik turistai fotografuoti su ja. Kaip Gabrielė jautiesi? Įdomiai, gerai. Gerai. Irgi egzotika, žinai. From Shanghai, nice. Tai va, žmonės iš Šanchajaus norėjo nusifotografuoti su manim, tai geras. Thank you, no. Jo, po truputį dairomės vietelės. Aišku, čia matau, kad gatvė visai šita traukinių, bent jau į šitą pusę tai visai nemažai eina ir tų kavinių kiekviena vieta. Realiai kol kas atrodo tikrai vietos rasim, kur atsisėsti. Visai gal, bet aišku, matosi, žmonės selfinasi, kas filmuoja, kas kita jau laukia. Aišku, nors matom, kad dabar kaip ir yra žmonių, bet yra daug ir vietos, kur atsisėsti. Bet bus labai įdomu, kai iš tiesų matysime prieš pat atvykimą traukinio, nes tada gali būti, kad visi susės ir tada tas pasiskirstymas bus nuo bėgių ant suoliukų, kadangi visiškai arti traukiniai privažiuoja ir yra draudžiama ir pavojinga daryti tas nuotraukas ir ant pačių tų bėgių. Tai pažiūrėsim. Geras, galima ir viršai atsisėsti. Tik va klausimas, ar jausmas, žinai, bus tas pats, nes traukinys turi pravaryti pro tave, tu jau gausis, kad tu virš jo esi. Taip, vienareikšmiškai, aš tai tikrai norėsiu čia, bet aš tik tai pirmai nemačiau, kad yra ir viršai, žinai. Oi. Aš išsikandau. Aš šitį? Aš praėjau ir pasisveikinu, taip labai geras. Ok, čia jau
Čia jau kaip rytinis gaidukas. Toks. Jeigu tokį šalia žadytuvą kaip turėtų, manau, visai gerai prašatinti. Bet šiaip kaip gražiai. Ir šiaip dabar žiūriu ir prisimenu Hojaną, tai man čia tikrai faktas, kad tai instagramiškiausia traukinių gatvė. Niekad nei vieno miesto taip nemačiau, kad išpuošta aplink traukinį būtų gatvelė ir kavinė vieta. Nu, cool, šiaip vaibelis geras, tikrai. Šiaip fainai, tikrai, nes taip tokia neįprasta, nematyta, nejausta, žinai, vieta. Tai ir manau vis tiek čia dabar matom tik tai tokį kavinių vaibą, o po to tai matysim tą patį tikrą jausmą, kaip traukiniai pravažiuoja arti. Ir šiaip kas faina, kad tikrai nėra per daug įkyrus, va tie prekeiviai kol kas ir nėra tų daug, aš nežinau, kaip juos įvardyti, žmonės, kurie nori tau kažką įkišti parduoti. Tai tas labai džiugina, nes tokia šiek tiek bent jau ramybės duoda. Čia tikrai šitoj vietoje tikrai pritariu Pauliui, nes būtent atrodo, čia kiek daug žmonių, ar ne? Ir čia taip ramiai tiesiog parodo ir viską, o pavyzdžiui, pačiam Hanojui, centre, kur mes gyvenam. Hojane gal? Ne, Hanojui, apie tą patį Hanojų kalbu. Tik tai turiu omeny, kad kai ten prie kavinių eini arba tiesiog gatve iš viešbučio išėjus, tai visiškai vakar tau tą spurgą į ranką įkiš norėjau iš karto, ta prasme, dar taip net nebuvo. Čia, žinai, vienas, kai dar meniu prieš nosį parodo, o čia kaip jau spurgą tau į ranką deda arba deda kepurę, o čia tikrai žiauriai įdomiai. Aš tai labiausiai prisimenu, kai Hojane mes buvom toj pirmoji kavos vietoje ir tada realiai kokias 5 minutės prieina tau siūlo mango, siūlo ten dar kitų dalykų ir toks jau užknės ir matai, kad prie visų lenda ir tu realiai nepasimėgauji, bet žinai, kad lauki, kada kuris dar ateis. Taip. Tai aišku, mes čia prisėsim, pasižiūrėsim, kaip čia irgi bus. matysim. Bet gal nebus tai. Šiaip per šitą visą laiką kol kas nelabai mačiau girtų žmonių. Bet šitie tai man kažką prirūkė. Aha, okay. Thank you. Okay, we will take this. Aha. Thank you. Atnešė kokteiliukus. Na gerai, aš tai paragausiu, ar čia tikrai yra jazminų, ar čia mėtų. Tai tu visada turėsi, meilė, tą beką gerą, kuris vis karts nuo karto žiūri. Na, rimtai jis sako žiūri, ne? Na, labai jokingai atrodo. Tai jazminų pas tave? Aišku, kad nemėtų. Šiaip skanu irgi, aš negaliu sakyti, bet... Mane tai toks kaip smutis realiai. Galvojom, kad tas bus žalias, bet pasirodo baltas. Labai norėsiu ir to paragauti, bet aš labai norėjau jazminų, nes man čia visiškai yra atradimas jazminų arbata. Aš niekada nebuvau pagalvojus, kad man jį patiks, kad aš jos norėčiau gerti. Bet visiškai kaip tiesiog toks įprotis pas juos yra nešant maisto, bent Ho Chi Minh City mes šitą pastebėjom labai, kad atneždavau jazminų arbatą ir žiauriai skanu buvo, man žiauriai patiko. Ir išbandžiau įvairiom formom, ir su pienu, ir tiesiog šalta, ir karšta, jazminų arbata ir žiauriai skani. Tai visiškai rekomendacija išbandyti. Aš kaip domėjausi, tai šiaip realiai pagal naudą, tai yra absoliučiai lyginai vos ne tas pats, kas žalioji arbata tiesiog, bet skonis tai man tobulas. Po truputį jau atsirado visokie varpai, skambučiai ir dabar jau tikrai visi savininkai praneša, kad jau tuoj atvažiuos. Ir visus patraukė. Oh? Okay. This on the side? Čia ir du kojas turi patraukti. Varda. Ir viskas. Traukinukas jau. Išėjom iš tos judriosios traukinių gatvės ir visai netoli yra 10 minučių kelio iki Michelin vienos žvaigždutės restorano. Tai realiai aš esu vienos žvaigždutės restorane Bankoke kaip tik ragavęs. Čia norėtume irgi paragauti, labiau Gabrielė irgi nebuvęs ir kuo Nes neišgaliu eiti į tokius restoranus, tai bent čia gal išgalėsim. Kuo įsiskiria šita vieta, nes tų Michelin restoranų, mačiau irgi gal yra 3 ar 4 vienos žvaigždutės. Tai čia kainos yra tos pakankamai įprastos vietnamiečiams, gal šiek tiek, sakyčiau, arti gal jau link Vilniaus kainų, bet žinant, kad čia yra Michelin restoranas, bus labai įdomu pasižiūrėti. Tik tai momentas tas, kad aišku yra savaitgalis, šeštadienis
Tai gali būti taip, kad mes busim neįleistinis vietų nebus. Bet rizikuojam, kadangi labai įdomus yra darbo laikas, tik atsidaro nuo 11 valandos, dirba iki 2, tai, o dabar realiai yra po 12 valanda. Tai turim 2 valandas laiko iki jo užsidarimo, paskui jie tik tai nuo 2 iki 17 valandos kaip ir pertrauką turi ir po to nuo 17 dirba. Tai tikėkimės, kad į tas kelių darbo valandų laiką įtilpsim ir rasime vietelę pavalgyti. Panašu, kad čia jie labai gražiai atrodo. Jo, Tambi, kaip tik mūsų ta lokacija. Michelin 2023. Išeina žmonių, tai gal bus mes pakeitimas visai geras. Ciao. Yes. Need table for 2 people. Yeah. Panašu, kad pavyks. Yra šanselis. Šiaip labai, matosi, kad tikrai kaip Michelino pasitiko, labai gražiai, taip rimtai. Tikrai ir išoriai. We only have one table for you. Oh. It is, but it's too nearly restroom area. Is okay? Okay. Oh, thank you so much. Okay. Tai, kaip suprantu, pagrindinė gal restoranė lokacija, nu, kaip sakyti, erdvė ar neužimta, bet nu tokia... Jo, bet davė. Dar fainiau. Paklausė, ar mums tinka, bet tinka. Yes. Just me, would you like to refer the menu, please? Iš tiesų, kaip mums pasisekė, nes mes atėjom realiai 1,5 valandos prieš užsidarimą jų ir radom vieną vietą, 2 skirtą ir dabar mes matom, kad kiek daug žmonių yra laukiančių dabar ir dar klausimas, ar jie suspės viską užsisakyti ir pavalgyti. O, atvyksta mūsų gėrimai. Čia labai faina, aš užsisakiau thank you. Thank you. Šiaip iš tiesų yra čia atvirkščiai, bet nieko tokio. Ir aš užsisakiau savo mėgiamą jazminų, bet čia yra jazminų arbata ir su lotoso sėklomis. Tai iš vis yra, nu žodžiu, man įdomiai nuskambėjo ir paragausiu, nes labai įdomu, koksai skonis bus su lotoso sėklom. Kaip skanu, kaip saldu. Geras. Bet čia yra lotoso sėklos šitos? Oi. Čia gali būti, nes ten tikrai buvo parašyta lotus seeds. Nu, žodžiu, šiaip labai įdomus dalykas ir žiauriai skanus. Aš pradėsiu nuo jų išgirtų bestsellerio salotų su jautiena. Tai sakė, čia visiškai yra tik tai sezoninis dalykas, kur gegužę, birželį ir liepą tik tai gamina šį patiekalą. Tai labai įdomu paragauti. Štai įdomu. Toks labai sveikuoliškas, lengvas patiekalas, šiaip man labai skanus. Norėsiu paragauti dabar pati fried spring rollsų. Šis labai geras dalykas. Realiai, žymiai skaniau šitas negu šitas sveikuoliškas patiekalas. Čia irgi priskaitinti tokie banana flour salotos su vištiena irgi yra žiauriai populiarios. Visi ragauja, jas yra baisiai išgirtos. Labai gaivios. Labai tokios šlapios. Visiškai nėra kažkokio sausumo nuo vištienos. Kažkokiu dalį jos visų užpilų padarytos, matyt. Bet kokio nelabai suprantam, bet jaučiasi intensyviai kaip svogūnas ir labai žolelės. Bet labai geros. Labai. Tik va labai įdomu, ar šitus rollsai kaip ir padažiuko atrodo atskirai, nebent iš kitų imti. Ai, šitas, ne, sakė? Gerai, bandom.
irgi matau surišimus su kažkokiu gal net ir vaisių, labai daug sluoksnių, tai bandysim ragauti ir žiūrėti, kas čia yra. Labai gaigus, skanus, bet atvirai, ką mes valgėm spring rollsų, kad būtų kažkoks išskirtinis skonis tikrai ne, bet skanus, vasariškas patiekalas. Ok, tai per belės jau matau, kad didelė riebalo dalis to lašinio. Toks įslas, nežinau, ar man patiks, bet jeigu bus labai gerai išmarinuotas, tai gali būti ir skanu. Eina savo, taip, kai tokia didelė dalis to yra lašinuko, nors jis labai skanės marinuotas ir panašiai, bet vis tiek taip nueina keistai. Skanu šiaip dalykas, labai noriu paragauti kiaušinio. Kažkaip nėra realiai kažko tokio išskirtinio, tas kiaušinis nėra taip, kad, žinot, kai ramenuose būna tas kiaušinis išmarinuotas ir tu jo labai lauki, tai aš nesakyčiau, kad jis įskiria, tiesiog labai arti paprasto kiaušinio virto neša ir tas marinavimas, jeigu čia ir buvo, tai jis labai minimalistinis ir nesiskiria. Tai nepasakyčiau, kad jeigu jis čia bestselleris, tai sau. Tai ką mes dar pasakė, kad realiai šitas restoranas turi kaip ir antrą vietą tuo pačiu pavadinimu ir kita erdvė. Turim privatų dabar turą, parodysim, kaip atrodo. Oh, it's really nice. Tambi. Geras. Okay, that's amazing. First floor. Okay. First floor. Geras, kaip faina. Net nežinom, kad yra čia per kelias vietas. Thank you. Sure, if you call us. Amazing. Yes, thank you. Thank you. Dar čia. Viskas, mes jau po savo pirmojo Michelin restorano. Šiaip man labai patiko, tikrai buvo viskas labai skanu. Kai kas gal ir netiek skiriasi nuo įprastų vietų iš tiesų, bet vis tiek maistas buvo labai skanus, labai švara, tvarkingumas, tas ir aptarnavimo profesionalumas, bet tuo pačiu visiškai paprastumas, neįpareigojimas. Tai žiauriai buvo fainas ir realiai net mes pasiėmėm išsinešimui, nes mes visko nesuvalgėm. Šiaip, jeigu kalbant apie šitą išsinešimą, tai jeigu nebūčiau pamačius, kad žmonės šalia esantys irgi daug visko buvo užsisakę ir išsinešinėjo, tai jau čia nebūčiau paprašius, kad irgi išsinešti, nes tikrai tos kainos nėra visiškai didelės, bet matėm, kad išsinešinėjo visi, daug prisakė, tai ir mes nepasididžiavom. Dabar pratęs mūsų istoriją. Aš gal bendrai, šiaip turbūt jeigu ieškosit apskritai Vietname, Tailande, Michelino pigesnio vargu rasit, nes dauguma, nesuklyskite, yra Michelin Guide, kaip rekomenduojami restoranai ir įsidėję, kad yra Michelin, bet tai yra tiesiog įtraukti, kaip aplankyti, kaip verta aplankyti, bet tai jie neturi žvaigždučių. Šitas restoranas turi žvaigždutę ir turbūt tai yra pigiausias variantas, ką galite spirti, nes mes dabar pasižiūrėjom sąskaitą, tai sumokėjom apie nepilnus 33 eurus. Tai čia realiai standartinis turbūt Vilniui papietavimas, kelių picų pavalgymas, o čia mes turėjom 4 patiekalus ir 2 gėrimus, tai kosmosas realiai, kokią patirtį turi. Bet aišku, jeigu aš taip detaliau žiūrint, irgi vis tiek planuoju tų daugiau Michelin restoranų aplankyti, tai jausmas toks, kad labai graži vieta, viena gražesnių apskritai, ką matėme čia, patiekalai pasakiškai gražiai pateikti, tam tikri iš viso išskirtinai. Dėl skonių, to, ko norisi Michelinas, kuo įsiskiria Michelin restoranai, kad bus tie skoniai padaryti, eksperimentuoti ir bandys tave nustebinti ir bandys būti kažkas naujo, kažkas kitaip ir vis kitaip, tai ne. Tai buvo realiai visus tos pirmus pyragojus, okei, čia tiesiog klasiška, labai skanu, bet tiesiog nėra kažkokio cinkelio, kažko labai stipraus, bent jau man tikrai asmeniškai nebuvo. Tai skaniai pavalgėm, pigiai, Michelin žvaigždutėje, gražiai atrodysiu restorane.
Tai tiek, bet personalas labai cool, tikrai irgi galima, aš nežinau, kai būtų 3 žvaigždučių Michelin restorane, aišku, ten gal net būtų jau per daug, net įkyrus ir kartais tas yra. Čia labai mielas, fainas, draugiškas, matosi, kaip jie stengiasi, kaip jie vertina, kad turi tą vieną žvaigždutę, tai ta atmosfera labai cool. Ir matosi, kad tai vieta, kur nėra žmonės pavargę nuo turistų, žiauriai faina buvo, kad irgi dar kita dalis, aišku, mes palikom arbatpinigių, jų pinigais ganėtinai nemažai, man atrodo, ir nežinau, ar dėl tos priežasties, ar tiesiog, kad tiesiog faini žmonės, bet dar nuvedė į kitą vietą to pačio restorano, nes jie realiai yra toj pačio gatvėje, tačiau ir jums ateityje, jeigu lankysitės, tai galite išsirinkti vietą, kur norėsite būti, nes mes buvome kaip ir vienoje zonoje, tada tokiu keliuku miniu praėjome, tai ir kita pusėje buvo kitas jūra, nu tas pats, tik tai kitos erdvės restoranas, gal netgi sakyčiau, man netgi gražesnis, kur dabar mus apvedžiojo, negu mes, kur sėdėjom. Tai tikrai galima, žinant, pasirinkti tos vietos ir apsilankyti. Tai faina, kad mums pamatė, kadangi dar ir filmuom, tai sako, ateikit, parodysim, apeisit ir ten, tai realiai net per kelis aukštus pravedė ir, nu, žiauriai faina buvo. Ja, dienelė tikrai cool, Hanojaus traukiniai kavytėje ir šitas restoranas. Pasakėlė, va, dienos turbūt tobulas planas. Žodžiu, diena užskaityta, varom ilsėtis ir ruoštis į Halong Bay'ų.